žinomumas jau Europos ir pasaulio mastu, kad jūs mus jau žino. Tarkim, tie didieji grandai rinkos žaidėjai, jie jau mato mus kaip labai stiprų konkurentą, kur pradeda mus biškį limituoti ir su informacija, ir paklausimais, ir dar kažko, tai tau jau labai įdomu. Pačioj pradžioj, tai jo, pas mus buvo vienas iš partnerių kaip pardavimo vadovas. Kaip jisai įtikindavo žmonės, aš nežinau, jisai matyt kažką turėjo extra power toj vietoj. Bet jo, sunkiai, bet ir visi pardavimai, tai prasme, kad tu pradedi darbuoti su klientu, tikėtina, tai užtruks metai, pusantrų, kol tu gausi kažkokią, tai bent jau paklausimą iš jo. Jo, įtikinėti buvo sunku, ypač ir pačiam važiuoti buvo sunku, kaip man tuo metu buvo 24 metai ir tu važiuoji į kažkokią didelę stambią įmonę, kur didukai sėdi ir tu bandai juos įtikinti, kad tu esi geriausias ir tu viską žinai. Iššūkių būna. Veža, kas labai tai įdomesni projektai patinka, ypač kruiziniai, kas yra dabar šiuo metu rinkoje, tai jie yra įdomus tom savo dydžiu ir kur praktiškai tu turi miestą vandenį su visom esamom komunikacijom, sistemom, struktūrom. Tas patinka, yra įdomus iššūkiai, patikdavo tokie, kai prisilietė prie, tarkim, didžiausias kranas, labai įsipinė projektas, tai jisai buvo 15 metais, kur atlikom Lietuvoj, pastatėm, pagaminom šaldymo įrangą, kuria buvo išsiųsta paskui į Singapūrą, į platformą ir ten yra tiesiog plaukiojantis kranas, bet jo keliamoji galia yra 20 000 metrinių tonų. Tai čia yra jo pats didžiausias pasaulis yra. Tai tokie projektai ir patinka, tokie veža. Tai įdomu, kad pačiam jo prisidėti prie tokių projektų. Jo, žmonės dirbantis Aruose turi tam tikrų savybių, kaip ir užsispyrimo, taip ir kas labiausiai įdomu buvo, kur pasirodo, kai ne iš akcininkų vedama, ne iš savininkų, kad atsirado kažkoks tai Aros fanų klubas buvo įsikūręs, tas buvo labai fainiai, ta prasme, kad žmonėm, reiškia, patinka būti čia. Žinai, patinka būti dalim, to viso reikalo, mes niekada nebuvom aukščiau, mes darom tą patį kaip ir visi, nieko neišsiskiriantis.